Klausau. Labas. Labam. Ką veiki? Nieko, ką. Ne, galvoju, kad jau pavargęs, ilsiesi, mėgi. Aš kažkaip galvoju paskambinti tau. Kur tu būsi? Aš iš Vilniaus. Kiek tau? Man 26. 20 kiek? 26. Aišku, su mašina tai? Kaip sakai? Sakau, ar su mašina? Ar su mašina? Taip, su mašina. Tai gali atvaryti. Kur? Pas mane. O tu nepavargęs? Ne, normaliai. O tu vienas? Jo. Tai taip staiga, be jokių susipažinimų. Ką? Man 25, tau 26, kaip atrodai? Nu kaip atrodo, mano ūgis 1,80 m. Nu. Sveriu 75 kilogramus. Su juodų plaukų. O ką dar pasakyti? Aktyvas, pasyvas. O kaip tau geriau būtų? Nu ką žinau. Aš esu aktyvus. Aktyvus? Taip. Aišku, kas patinka? Kaip sakai? Kas patinka? Patinka. Oralinis, analinis. Aišku, tai galiu atvaryti tada. Tai, o kiek būsi pasiruošęs? Aš jau pasiruošęs. Taip staiga, tai ką tu lauki mano skambučio? Aš tik po dušą išlindau. O kaip tu atrodai? 1,75 šiam 8. O pasyvus ar aktyvus? Aktyvus ar pasyvus? Aš uni. Uni. O, dar tokio neturėjau. Tai, nežinau, dar kažką papasakok. Nu, kas tai įdomina? Gal galiu dar draugų atsivest? Kaip? Galiu? Negirdžiu aš tave. Ar sakau, galiu draugų atsivest? Ar vienam atvažiuoti? Vienam. Kol kas nepasitikė, ar ne dar? Dar ne. Tu man kažkoks liūdnas, gal depresijas irgi ar kas? Jo, matai, nu ką čia telefonu prikalbėsi? Taip, atvažiuok pas mane ir bus viskas. Bet eik tu savo senį. Kai žiauru. Iš dušo ką tik išlindau. Bet tai ant kiek reikia norėti pasitvatinti, kad visiškai nesvarbu, kas tu toks esi. Nežinau. Bet rimtai, nu tai galėtų pasakyti dabar adresą, atvažiuoja kokią šaiką. Ir taip atvarvolina, kaip sakant, kad po to nieko nebegali daryti. Nu, bet kažkaip, nežinau, keistauriškai, ne? Aišku, man tai labai keistauriškai. Dieve. Einu išgert arbatos, atleist raumenį. Nes su vyru kalbėti apie tokius dalykus, tai yra šlikštu tikrai. Nu, nefaina. Kas, o paradys tai kas, ateini čia, na.